Labas. Tai šiandieną norėčiau tęsti autentiškumo temą, kurią mes jau pradėjome ir tiesiog pasižiūrėti į keletą būdų, kaip tą autentiškumą pagilinti kasdienybėje, kaip galbūt pastebėti tą atskirtį tarp savo įprastų atsakų į situacijas ir kaip iš tikrųjų daryti tą pokytį, kuris labiau atspindėtų tai, kas mes iš tikrųjų esame. Ir aš jau daug metų studijuoju Enneagramos mokslą, kas dar nėra susipažinęs su juo. Tai Enneagramos mokslas yra būtent apie skirtingas asmenybės ir kaip jos mato mūsų supantį pasaulį. Ir Enneagrama iš tikrųjų yra labai gilus mokslas, kuris apjungia labai daug religijų, labai daug iš senų laikų atėjusių tradicijų. Ir po mūsų įprastais elgesio modeliais yra daug gilesnių sluoksnių ir apie juos Enneagrama iš tikrųjų kalba, leisdama mums pasižiūrėti truputį giliau į save ir pastebėti, kas yragi šaknis kai kurių mūsų elgesio modelių. Ir šiandieną iš tikrųjų norėsiu pasidalinti vienu iš Enneagramos aspektų. Tai yra tai, jog Enneagrama daug dėmesio skiria, jog po daugumos mūsų savybių tiesiog yra 3 centrai, kurie visada yra aktyvuoti dienose. Tai yra mūsų kūnas, tai yra instinktai vadinami Enneagramoje, mūsų širdis ir mūsų protas, mintys. Ir Enneagrama iš tikrųjų labai daug skiria dėmesio pastebėti šitus 3 centrus kasdieną ir per juos stengtis kuo labiau priartėti prie to, kas mes iš tikrųjų esame. Ir autentiškumas man iš tikrųjų labai apsisieja su Enneagramos mokslu ir šioje perspektyvoje aš labai norėčiau su jumis pasidalinti tais 3 centrais, kuriuos pastebėdami kasdieną jūs galėtumėte giliau save pažinti, pastebėti, kaip jūs iš tikrųjų jaučiatės, ką jūs galvojate. Taigi pradėti norėčiau nuo širdies centro. Ir širdies centras mums primena kasdieninėse situacijose, ką aš jaučiu. Tai labai svarbu iš tikrųjų pastebėti, kuomet susidurite su skirtingomis situacijomis, pastebėti, ką jūs iš tikrųjų jaučiat, nepriklausomai nuo to, kokios pas jūs mintys ir ką jos sako. Nes dažnai būna tokių situacijų, kuomet mes turime situaciją ir joje žinome, kaip turėtume pasielgti, kartais net negalvodami pasielgiame, nors viduje jaučiamės visiškai kitaip ir iš vienos pusės jaučiame, kad arba nėra patogu pasidalinti tais jausmais, arba situacija nėra tinkama pasidalinti tais jausmais ir mes nustumėme savo tikrus jausmus į antrą planą. Tai kasdieną labai norėčiau jūs įkvėpti, tiesiog atkreipti dėmesį, pasižiūrėti kuo dažniau, kaip jūs jaučiatės kiekvienoje situacijoje, kurioje jūs susidurite. Ir tas patampa tiesiog įpročiu, kuo daugiau savęs klausite, tuo dažniau gaunate atsakymą ir pastebite savo tikruosius jausmus. Didelė tikimybė, jog dažnai jūs išjausite jausmus, kurie jums pasirodys galbūt nekomfortabilus, nepatogus, netinkami situacijai, tačiau tai yra jūsų kaip ir atlasas į savo vidų ir kartais tiesiog mes atrasdami drąsos, pasidalindami net sudėtingose situacijose, kaip mes jaučiamės, galime iš tikrųjų save išlaisvinti ir užtenka vieno karto pasidalinti, kaip mes iš tikrųjų jaučiame situaciją ir mūsų aplinkoje gali labai daug kas pasikeisti. Nes lyg tai atidarome kanalą, kuriame leidžiame savo būti tokiais, kokie mes iš tikrųjų esame. Ir prisimti atsakomybę už savo jausmus yra labai svarbu, kadangi tai, kas yra mūsų viduje, tai yra tikra ir galbūt tai yra per daug metų
užspausta, nebuvo tam skiriama dėmesio, bet kuo daugiau mes skirsime drąsos ir galbūt prioritarizuosime išsakydami savo tikruosius jausmus, tuo mes daugiau tapsime pasitikinti savimi ir jog tai, ką mes jaučiame, turi tikrai didesnę prasmę, negu mes galime suvokti. Ir rekomenduočiau pradėti nuo situacijų, kuriuose jaučiatės daugiau komfortabilus ir tiesiog leisti savo po truputuką eiti į tas situacijas, kurios jums mažiau komfortabilios, tačiau su tokia lygtais atjauta, kad nestumti savęs į situacijas tokias, kuriuose galbūt vieną kartą pasidalinę galite dar labiau užsidaryti. Tai tiek būtų apie širdies centrą. Dabar norėčiau pereiti prie kito centro, tai yra mūsų galva, tai yra mūsų mintys, protas ir labai svarbu atkreipti šitame centre, ką aš galvoju. Tai irgi lygiai taip pat dauguma galioja taisyklių kaip ir su širdies centru. Dažnai situacijose mes galvojame vieną, pasakome kitą. Ir iš tikrųjų, kuomet leidžiame savo išsakyti, ką mes galvojam, net jeigu tai ir atrodo, nežinau, kad tai nėra tinkama, tai nėra priimtina, ir galbūt kai kuriais atvejais tai ir yra nepriimtina ir netinkama, bet tai yra mūsų vidus ir kai mes pasakome, ką mes iš tikrųjų galvojame, mes leidžiame atidaryti dialogui su kitu žmogumi. Ir ta mintis, kuri buvo išsakyta, jeigu, tarkim, kitas žmogus atsako ją, gali pakeisti mūsų viduje esantį nusistovėjusi galbūt įprotį galvoti vienaip ir ta mintis vis nuolatos pasikartoja, bet kuomet mes ją išsakome garsiai ir gauname dar grįžtamą ryšį iš išorės, jinai didelė tikimybė, jog transformuosis ir arba pasikeis į kažkokią kitą mintį, arba tik tais sustiprins ją mumyse. Tai kasdieną, norint, praktikuoti savo autentiškumą, labai rekomenduoju tiesiog paklausti, ką aš iš tikrųjų galvoju. Ir kuo daugiau situacijų jūs leisite savo pasakyti, ką aš iš tikrųjų galvoju, tuo daugiau jūs galėsite pažinti save tikrai. Ir kartais galite netgi nustebti, nes dažnai mes apie save galvojam labai gerai. Ir kartais, kuomet mes leidžiam išsakyti savo tikras mintis, mes galime iš tikrųjų ir pažinti per naujo save, pastebėti, kas mes iš tikrųjų esame. Ir tai nėra tai, kad tai yra galutinis mūsų variantas, bet tai yra būsena, kurioje mes šiuo metu esame ir kuo mes daugiau turime drąsos būti savimi ir išsakyti tai, ką mes galvojam, ką mes jaučiame, tuo daugiau mes galime valyti savo vidų ir atsirinkti, pergalvoti, kas iš tikrųjų mums svarbu, kokios mintis mus augina, kokios mintis iš tikrųjų ateina pas mus, kuomet mes leidžiam išsakyti tas mintis, kurios mums galbūt nėra tarnaujančios. Tai jo, irgi kaip ir su širdies centru, sakyčiau, kad galbūt rekomendacija būtų pradėti nuo erdvių, kuriuose jaučiatės labiausiai saugiai. Šeima galbūt yra erdvė, kurioje jaučiate saugiai išsakyti savo mintis, ir po truputį einant į tas erdves, kurios galbūt yra mažiau komfortabilios. Ir taip mes pereiname į trečiąjį centrą, tai yra mūsų kūnas, eneagramoje vadinamas instinktas, tai vadinasi taip, kaip mes norime pasielgti. Dažnai būna taip, kad mes iš tikrųjų save suvaldome, yra impulsas kažkaip norėti padaryti, kažkokį veiksmą imtis, kažkur galbūt nuvažiuoti, kažką padaryti, bet mes save suvaldome, nes ateina vėlgi tos mintys, kurios sako galbūt, kad tai nėra racionalu, tai neturi prasmės, tai neturi, tai nėra gera idėja, dabar nėra tinkamas laikas. Tai kūnas iš tikrųjų yra vienintelis dalykas, kas yra čia ir dabar, jame yra labai daug tiesos apie mus, kaip širdis ir protas jie gali keliauti per laiko tėkmę ir iš tikrųjų gali būti imponuojami labai daug aplinkos, taip kūnas jisai yra čia ir dabar ir yra atskirtas nuo
nuo mūsų supančių žmonių. Ir jame iš tikrųjų yra labai daug tiesos ir dažnai norint pažinti savo autentiškumą, labai svarbu atkreipti, ką mūsų kūnas sako, klausimu, ką aš noriu padaryti, ką aš jaučiu, kad noriu padaryti, ką mano kūnas sako, kad aš turėčiau padaryti. Ir kuomet mes leidžiame savo išgirsti savo kūną, pajausti turbūt jį net labiau nei išgirsti ir tiesiog pastebėti, ką impulsyviai, kuomet mes net nekontroliuojam savo kūno mintimis ar jausmais, kaip jisai nori elgtis, kur jisai nori nueiti, ką jisai nori padaryti. Tame gali būti labai daug tiesos ir labai daug gydančių patirčių. Taigi, apibendrinant, jeigu būtų mano toks nuoširdus patarimas, kas geriausiai gali padėti pažinti save gilesnėme lygmenyje, tai yra 3 klausimai, kurių galite paklausti savęs kiekvienoje situacijoje, kurioje susidurėt, pradedant nuo šiandieną. Ką aš jaučiu, ką aš galvoju ir ką aš noriu padaryti. Ir kuo daugiau leisite savo išsakyti tai, kas iš tikrųjų yra jūsų viduje, pasielgti taip, kaip iš tikrųjų impulsyviai norisi, pasidalinti mintimis, kurios iš tikrųjų yra šiuo metu, tuo daugiau galėsite pažinti save ir to pasiekoje suprasti, kas jūs esate, kur jums norisi toliau keliauti. Ir kuo daugiau iš tikrųjų tuo vadovausitės, tuo daugiau atsiras pasitikėjimo savo vidumi ir jisai iš tikrųjų pereis tiek iš išorės į vidų ir taip augins jūsų viduje stiprybę ir pasitikėjimą, kad tai, kas jūs esate, to užtenka ir žinojimas, kas jūs esate iš tikrųjų, duos labai daug stiprybės ir pasitikėjimo priimti tiek sprendimus, padaryti tam tikrus pokyčius gyvenime, kurie prisidės prie jūsų laimės ir gyvenimo artimesnio jūsų prigimčiai. Tai ačiū, kad buvote. Gera buvo pasidalinti šiomis mintimis su jumis. Linkiu jums sėkmės ir iki kitų susitikimų.